Ilonas Muskas išgyvena labai sunkią savaitę ir tiesą pasakius, tai atrodo gana juokingai. Leiskite paaiškinti, kodėl. Tesla akcijos sminga žemyn. Protestai, jie vyksta visur. Filadelfijoje, Čikagoje, Naujojoje Zelandijoje ir netgi Prancūzijoje, kur žmonės tiesiog degina Teslas. Net įžymybės atsisako savo Teslų, o ko kalbėti apie paprastus žmonės, kurie tiesiog lipina anti-Elon libukus. Pats Elonas atrodo tuoj apsivers, kai jo paklausia, kaip sekasi su Tesla. There's no turning back, you're saying. I'm just here trying to make government more efficient, eliminate waste and fraud, and so far we're making good progress. Gal jau laikas susikoncentruoti į tikrąjį savo darbą ir nustoti keisti valdžią? Ir dar vienas perliukas. Trumpas pardavinėja Teslas lyg būtų naudotų automobilių prekeivis. Įdomu, kaip jiems sektųsi kai auto aikštelėje. Tai ką manot? Ar Elonui ir Teslai artėja pabaiga, ar ne? Parašykite komentaruose.